Pašnekam apie karmą biškę, ne? Per daug amžių, per daug laiko mes žmonės galvodavom, kad karma yra ojojoj. Nu čia ir kažkas, kur tau pareis atgal. Čia kažkas, kas tave nubaus. Bet iš tikrųjų, karma yra sinchronizacija. Karma yra, galim sakyti, negatyvi sinchronizacija. Būtent tau pastebėti, kad tu esi išėjęs arba išėjus iš savo būsenas tikrosios, kas iš tikrųjų tu esi ir tu nori būti. Tai jeigu tu pasielgi kažkaip arba įtiki, kad tavo elgesys arba kažkoks veiksmas ar belekas turėtų pareit karma, tai taip ir bus. Tau kažkas atsitiks, kad tau parodytų, kad tu esi išėjęs iš savo tikrosios esaties, iš savo tikrosios vibracijos, kas iš tikrųjų tu esi. Ir tai yra tau ženklas. Tai pastebėti, padėkoti ir suprasti, kad tu tai nesi. Ir kad sugrįžtum į savo tikrąją vibraciją, kas tu ir turi būti, kas tu ir nori būti. Tai nėra taip, kad va čia ir kažkas blogai dabar tavį sudiržu nubausiam, nes tu padarė kažko, nei tau karma dabar. Ne, karma nėra kažkokia bausmė. Karma yra tau ženklas pastebėti ir suprasti, kad kažką tu darai negerai, kad sugrįžtum į savo tikrąją vibraciją. Viskas.